Rugsėjį Kaunas susibūrė ne tik begalė krepšinio sirgalių, tačiau ir tūkstančiai pirmakursių, kurie šiandien rugsėjo 1 dieną susibūrė Kauno sporto halėje pažiūrėti rugsėjo 1 koncerto. Rugsėjo 1 iškilmės sporto halėje susibūrė ne tik pirmakursiai ir akademinė bendruomenė, bet ir garbūs svečiai. Tardami sveikinimo žodžius, kiekvienas jų negalėjo nepaminėti šiuo metu vykstančio Europos krepšinio čempionato. Kauno meras padovanojo KTU rektoriui krepšinio kamuolį su krepšininkų parašais, o rektorius palinkėjo studentams, kad dėstytojai nepastebėtų jų vėlavimo į paskaitas po Lietuvos rinktinės pergalių. Žinoma, kalbėdamas iš šitos senosios krepšinio mekos, negaliu jums atkreipti dėmesį ir nepriminti, kad turite unikalią galimybę dalyvauti Europos krepšinio čempionato šventėje. Tikiuosi, kad dėstytojai nepastebės jūsų vėlavimo į paskaitas po Lietuvos krepšininkų laimėtų rungtynių. Šiemet Lietuvos aukštąsias mokyklas įstojo 31 570 studentų. Iš jų 2159 jaunuoliai pasirinko studijas Kauno technologijos universitete. Per pastarosius 3 metus stojančiųjų KTU skaičius ne tik nesumažėjo, kaip buvo prognozuojama, bet ir padidėjo 10%. Naujas įspūdis. Ir šiaip gal tikimės gerai praleis laiką, tikėsime renginių, kad bus kokių linksmesnių. Ir šiaip tikimės bent baigti, kad neiškrisim iš universiteto pirmais mokslo metais. Aš tai dabar toks pilnas vilčių, jog ką nors labai daug universitete pasieksiu. Smagių daug akimirkų, tikiuosi, daug smagių akimirkų, daug renginių tikiuosi, o palinkėčiau tai daug mokytis. Pirmakursius mokslo metų pradžios progos sveikino ir KTU meno kolektyvai.